Sveiki, šiandien atvykome į Domus galeriją pas Raselę, Lino baldai. Esame daug turėję įvairių projektų, neišimtis ir šis galerijoje. Šiandien aš esu čia ir labai noriu su tavim padiskutuoti apie mūsų kasdienybę, apie mūsų kasdieninį darbą. Jūsų baldai, mūsų stalviršiai. Ir kliento problemos, ar ne? Ir kliento problemos. Ir kaip mes jas sprendžiame. Taip. Atėjęs klientas į jūsų saloną ir išsirinkęs baldus, jisai gali išsirinkti ir stalviršį. Su jūsų pagalba ir mūsų produktu mes galutiniam variante sutaupom kliento laiko ir įvykdom maksimaliai gerą rezultatą. Taip, Dionizai, šiai dienai vartotojai labai svarbu gauti tiesiog gerą galutinį produktą. Todėl atėję pas mus klientai gaus visą pilną paslaugų paketą, įskaitant ir akmens gaminių produktus. Reiškia, jam nereikės ieškoti akmens gamintojo, jam nereikės rūpintis, kokia spalva gražiausia tiks prie jo virtuvės. Visų šitų pasirūpinsime mes. Taip pat pačiu procesu pasirūpinsime. Bus akmuo užsakytas, žaliava užsakyta kartu su virtuvės baldais. Mes klientui padedam apsispręsti ir išsigryninti savo poreikius. Kokias tendencijas šiai dienai matote? Paviršiai, spalvos, atspalviai, medžiagiškumas stalviršių? Vis dažniau klientai renkasi natūralius produktus. Granitai, kvarcitai, gali būti ir marmuras, travertinas, egzotiniai įvairūs akmenys. Nes šiai dienai klientas yra pakankamai išrankus, jam svarbu ne tik produkto savybės gerosios, bet ir išskirtinumas, vaizdas, nes natūralūs akmenys, egzotiniai akmenys, jie išties atrodo prabangiai. Apibendrinant šitą pokalbį, tuo pačiu ir galim pasidžiaugti, kad žmonės renkasi natūralius akmenis. Natūralūs akmenys tai yra, visų pirma, yra unikalumas. Taip, aš galiu taip pat tau pritarti ir pasidžiaugti, kad šiai dienai kliento skonis yra tiek išlavintas, kad jis renkasi tikrai gerus produktus, negaili finansinių resursų, nes supranta, kas yra išliekamoji vertė ir kur verta investuoti ir kur ne. Tai Raselė, kaip visada, miela malonu. Ačiū tau už pokalbį. Ačiū ir tau, Dionizai.